Taigi šiandieną skaitysime Mato Evangelijos 5 skyrių nuo 21 iki 27 eilutės. O aš jums sakau, kas be reikalo pyksta, nuo 21. Jūs girdėjote, kad protėviams buvo pasakyta nežudyk, o kas nužudo, turės atsakyti teisme. O aš jums sakau, kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Kas sako savo broliui pusgalvį, turės stoti prieš Sinedrioną. O kas sako beprotį, tas smerktinas į pragaro ugnį. Todėl, jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Greitai susitark su savo kaltintoju dar kelyje į teismą, kad kaltintojas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui ir kad nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi iki paskutinio skatiko. Taigi, atrodo labai griežti žodžiai ir kasgi gali jiems paklusti ir atitikti šitos reikalavimus. Ir pirmiausia, reikia apibriežti, koks yra šitų pasakytų žodžių tikslas. Ir mes jau vakar skaitėme, pakilkime vieną eilutę aukščiau į 20 eilutę, kur Jėzus sako, jeigu jūsų teisumas nepranoks rašto žinovų ir fariziejų teisumo, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi visų šitų pasakytų žodžių apie mūsų žodžius, apie mūsų liežuvį, tikslas yra, kad parodytų, Jėzus nori parodyti, kad mes nei vienas nesame teisus Dievo akise. Jisai sako, jis paima kaip pavyzdį rašto žinovus ir fariziejus to meto į profesionalius įstatymo švento rašto laikytojus. Ir jis sako, jūs dar turite būti geresni už juos. Ir koks yra to tikslas? Ir mes vakar irgi paminėjome, kad Jėzaus tikslas yra suvokti, kad mes negalime savęs padaryti teisėjais, kad ir kaip besistengtume, kad ir kaip dorai gyventume, kaip kad stengiasi fariziejai ir rašto žinovai, nes savo širdyse mes vis tiek esame nusidėjėliai ir Dievas visada žiūri daug giliau. Ir štai 21 eilutėje Jėzus sako, jūs girdėjote, jūs žinote, ir mes žinome daugelis Lietuvoje gyvenančių, Dievo įsakymą nežudyk. Ir mes visi su to sutinkame, ko gero, kad žudymas tai yra nuodėmė. Bet Jėzus sako, o aš jums sakau, ir taip atrodo, kad Jėzus ateina ir čia sukuria kažkokį naują įsakymą, kažkokią naują religiją atneša. Bet iš tikrųjų, ką Jėzus parodo, kad Dievas visada žvelgia giliau. Mes labai norim, kai yra kažkokios taisyklės, mes norime jas labai suprasti siaurai, ypač kai tos taisyklės taikomos mum. Nežudyk, tai tik atimk tiesiogiai kito žmogaus gyvybę. O Jėzus čia atskleidžia, kad Dievas žiūri daug giliau. Ir kad ta žmogžudystė prasideda visada širdyje. Ir kad Dievas vertina mūsų širdies nusistatymą, mūsų mintis, mūsų ketinimus, mūsų emocijas. Ir mes dažnai sakom, tai koks skirtumas, koks yra motyvas. O visai nesvarbu, ką aš galvoju, tik svarbu, kas iš išorės išėjo, ar ne? Bet Jėzus parodo, kad Dievas mato širdį ir kad mūsų širdis yra be galo nuodėmingos. Ir mes dažniausiai teisiame save ir bandome pamatuoti savo teisumą
žiūrėdami iš išorės. Ir dažniausiai, kai ateitum prie žmogaus ir paklaustum, ar tu esi blogas žmogus. Nu ir žmogus tada susimastytų. Aha, nu tai aš nesu kalėjime. Nu jau patys blogiausi žmonės tai kalėjime sėdi, ar ne? Patys blogiausi. Aš nesu kalėjime. Ašgi nieko nenužudžiau. Nieko nenužudžiaugi. Aš visai neblogas žmogus. O Jėzus sako, kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Tada galim savęs paklausti, ar mes esame kada nors gyvenime ant ko nors supykę. Manau, jeigu būsime labai sąžiningi, pasakytume taip. Kas sako savo broliui pusgalvį, turės stoti prieš Sinedrioną. Tai pyktis, tai jau dar viskas yra mūsų minčių lygyje ir mūsų širdies lygyje. Bet žiūrėkite, pyktis visada progresuoja. Jeigu su juo mes nesusitvarkom širdyje, jisai progresuoja. Ir pirmas progresas to pykčio tai yra mūsų žodžiai. Kas išeina iš mūsų burnos. Jis sako, jau čia ne tik pyksti, bet jau tu ir sakai. Sakai, pusgalvi. Turės stoti prie Sinedrioną. Sinedrionas tuo metu buvo žydų tautos taryba, yra toks kaip žydų teismo taryba, kurią sudarė 71 narys. Tie nariai tai buvo įtakingos šeimos, tarp jų fariziejai, teisėjai, sadukėjai, apie kuriuos mes kalbėjome. Sinedrionui vadovavo vyriausiasis kunigas, mes vėliau pamatysime jį, sutiksime jį, kai Jėzus bus teisiamas. Ir jie sprendė įvairias religinės ir civilinės bylas. Taigi, kiek iš mūsų esame pasakę piktus žodžius ir pasakėme piktus žodžius, kurie skirti kitam žmogui. Pusgalvi. Mes turim labai daug sinonimų šitam žodžiui. Kiek mes esame jų pasakę. Ir toliau Jėzus sako, o kas sako beproti, tas smerktinas į pragaro ugnį. Vau! Prieš tai, jeigu būčiau paklausus, ar esame geri žmonės, mes turbūt galvojam, taip, nieko nenužudžiau, kalėjime nesėdžiu, aš pakankamai teisus Dievo akise. O Jėzus sako, jeigu tu kam nors pasakei beprotį, tu esi smerktinas į pragaro ugnį. Ir ką Jėzus to nori pasakyti? Kad mes visi esame kalti prieš Dievą. Mes visi verti bausmės, mes visi, jei stotume prieš Dievo teismą, mes visi būtume paskelbti kaltais. Biblija sako, nėra teisaus, nėra nei vieno. Nei vieno. Ir sako, kitoj Biblijos eilutėj, tai pačiai Mato Evangelijoje 12 skyriuje, aš paskaitysiu Mato Evangelijos 12 skyrių nuo 34 eilutės. Sako, angių išperos, čia vėl kalba Jėzus, angių išperos, kaip jūs galite kalbėti gerą, būdami blogi? Juk lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Mes kartais sakom, tai čia tik tai žodžiai. Čia tik tai žodžiai. Kas už žodį niekas neteisia. Bet ką Jėzus sako, tavo žodžiai atspindi tai, ko jau net pertekus tavo širdis. Pasižiūrėkim, kiek daug, netgi šiais laikais, neapykantos. Neapykanta sklinda iš visur. Man tai net labai juokinga, kai mokyklose kuriamos programos prieš patyčias, tam skiriamas finansavimas, mes mokom savo vaikus nesityčioti iš kitų. O kita vertus, pažvelgus netgi į įtakingų žmonių, užimančias aukštus pareigas, iš burnų sklinda tokios patyčios kitaminčiams, kitaip mąstantiems žmonėm arba žymių žmonių kažkokių. Ir atrodo kartais ir net išsilavina žmonės, pasiekia aukštumų savo srityse ir iš jų burnos sklinda neapykanta, sklinda pyktis,
sklinda patyčios ir tiesiog man baisu darosi, nes tai parodo žmogaus širdį, parodo, kuo pertekusi širdis. Širdis reiškia pilna pykčio, pilna neapykantos. Ir mes žinom, kad tokia neapykanta, tai Dievo akise jau yra žmogžudystė. Ir sako, lūpos kalba, tai, ką pertekusi širdis. Sako, geras žmogus iš gero širdies lobyno iškelia gerą, o blogas iš blogo širdies lobyno iškelia blogą. Taigi mūsų žodžiai pasakyti, ar kito žmogaus pasakyti žodžiai, tai yra širdies veidrodis. Ir labai rimtai reikia atsižvelgti iš tikrųjų, ką kalba žmogus, o koks sekantis žingsnis. Žmogžudystė visada prasideda širdyje. Ir istoriją mes žinom, kad daugelis baisių žmogžudysčių, baisių genocidų įvyko pirmiausia, kai žmonės pradėjo kalbėti blogai, tarkim apie žydus, visiems labai gerai žinomos istorijos juodas puslapis. Iš pradžių buvo vykdoma propaganda prieš juos, jie buvo apkaltinti viskuom ir ekonominė krizė ir visom blogybėm, kurie tuo metu atsitiko, ir žmonių širdise buvo pasėta neapykanta, ir kai žmonių širdis buvo pilnos to pykčio, tom kalbom, mes žinom, kuo viskas tai pasibaigė. Taigi mūsų širdies nusistatymas, pyktis širdyje yra pirmas žingsnis į žmogžudystę ir Dievas į tai žiūri labai, labai rimtai. Ir toliau Jėzus sako 36 eilutėje, todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Mes prieš Dievą duosim apyskaitą už kiekvieną savo tuščiai pasakytą žodį. Neturim mes laiko dabar, jums namų darbą užduosiu paskaityti dar Jokūbo 3 skyrių, ten visas skyrius kalba apie liežuvį. Ir mūsų grupėje netgi yra pranešimas skaitytas, kuris vadinosi burnos higiena. Aš įdėsiu į komentarus nuorodą, galite irgi pasiklausyti. Taigi Dievo akise mūsų kalbos yra labai rimtas dalykas ir mūsų kalba atspindi mūsų širdies diagnozę. Ir labai rimta taip pat eilutė yra Patarlių knygoje 18 skyriui 21 eilutė, kur Dievas sako, mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje, kas jį mėgsta, valgys jo vaisių. Taigi ant mūsų liežuvis turi galią. Ant jo yra arba gyvenimas, arba mirtis. Ir mes savo liežuviu arba žudome, arba statydiname kitą žmogų. Mes savo liežuvį galime netgi save pastatyti į mirtingą situaciją, prisikalbėti, prisiprašyti, ar ne? Bet ir kitam žmogui. Koks poveikis yra mūsų liežuvio, mūsų kalbų. Mes kitą žmogų galime tiesiog nužudyti savo žodžiais. Ir žinom apie terminą smurtas, ar ne, emocinis smurtas. Tai kai vyksta emocinis smurtas, tau net nereikia kito žmogaus, kad tam žmogui trenkti. Emocinis smurtas vyksta žodžiais. Ir emociniu smurtu galima žmogų tiesiog nužudyti, privesti prie visiško žlugimo ir sužlugdyti jo gyvenimą, sužlugdyti jo savivertę. Ir Dievo akise tai yra labai rimta ir Dievas labai mus perspėja, kad mes suvaldytume pyktį savo širdyje, mes susitvarkytume su ją iš karto ir kad labai apmąstytume, ką mes kalbame. Ir pamastytume, ar mūsų liežuvis yra gydytojas ir vaistas, ar mūsų liežuvis yra nuodai. Ir
paskutinė eilutė iš kitos Biblijos vietos paskaitysiu 1 Jono laišką, 3 skyrius, 15 eilutė. 1 Jono laiškas, 3 skyrius, 15 eilutė. Sako, kiekvienas, kas nekenčia savo brolio, yra žmogžudys. O jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo jame pasiliekančio. Ir vėlgi ta pati mintis. Neapykanta širdyje, pyktis širdyje, jeigu aš tiek supykau ant kažko, aš jau esu žmogžudė. Taigi žmogžudžiai yra ne tik tie Dievo akyse, kurie įvykdė veiksmą savo rankomis, bet ir tie, kurie žmogžudystę jau įvykdė savo širdyje, pykdami ant kito žmogaus. Ir tikrai mes turbūt visi prisipažintume, kad kiekvienas esame supykę. Ir jeigu mes supykome ir tikrai tą momentą, mūsų jausmai, kai mes supykstame ant kažko, yra lygiai tokie patys kaip žmogžudžio, kuris įvykdo žmogžudystę iš pykčio, iš neapykantos. Emocija yra ta pati širdyje. Ir pyktis yra labai labai stiprus jausmas. Tai yra žudantis jausmas. Ir jei mūsų širdyje yra pyktis, susitvarkykime su juo ten, su viešpačiu, aš jau kalbu tikintiems žmonėms, ar ne? Ateikime pas viešpatį, atgailaukime, paprašykime, kad Dievas apvalytų mus nuo šito jausmo, kad jis paimtų tą jausmą ir kad jo mūsų širdyse nebebūtų. Taigi namų darbas apie pyktį paskaitykite dar Jokūbo laiško 3 skyrių. Man atrodo, mes visi supratome, ar ne, kad mūsų liežuvis, mūsų jausmai irgi vertinami Dievo akyse. Skaitome toliau. Sako 23 eilutė, todėl jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Ir vėl atrodo viskas aukštyn kojom. Dažniausiai, kada kas nors ant mūsų supyksta, mums atrodo, kad mums reikia atsiprašyti, reikia eiti susitaikinti, kada tik tai mes supykstame. Kada aš supykau ant kažko, eisiu ir išsiaiškinsiu, ką jis ten prikalbėjo, ką jis ar ji ten man pridarė, aš turiu eiti ir išsiaiškinti. Mums dažniausiai atrodo, kad tik tai tokiu atveju reikia eiti ir aiškinti santykius. Bet čia sako, jeigu tu žinai, jog kažkas turi kažką prieš tave, jeigu tu žinai, kad kitas žmogus ant tavęs supyko, ar kažkokį turi kartėlį prieš tave, ką Dievas sako? Eik pas jį. Dievas nesako, jeigu jis tik teisingai pyksta ant tavęs dėl kažko. Dievas sako, eik ir susitaikyt, netgi jeigu tas žmogus galbūt pyksta ant tavęs neteisingai. Galbūt jis neteisingai tave suprato, o mes sėdim ir galvojam, jeigu jau supyko, tai, ką aš kalta dabar, kad tas žmogus ten neteisingai mane suprato. Tai čia jo problema, jeigu jis mane neteisingai suprato. Aš esu nekalta. Tegu pats jisai ten ir tvarkosi su savo emocijom. Ir sako, jeigu tu ateini pas Dievą, prie Dievo aukuro, ne, čia dar tais laikais, kai mes kalbame, kai Jėzus gyveno, buvo šventikla, Dievo buvo nustatyta aukojimai. Ir šiandieną mums to nereikia ir mes to nedarome, bet mes ateiname pas Dievą, tarkim, važiuojame į bažnyčią arba važiuojame į šlovinimą, galbūt netgi aukojame ir finansiškai, ir gerus darbus darome, ir darome tai dėl Dievo. Bet sako, Dievas, jeigu tu ateini pas mane maldoje, ar bet kokiu būdu man tarnaudamas, bet tu žinai, kad kažkas ant tavęs pyksta, kad kažką tu įskaudinai. Sako, palik, man nereikia tavo dovanos, man nereikia tavo aukos, eik pirma pas tą žmogų.
eik ir susitaikyk. Nes kada tam reikia, aišku, nusižeminimo. Ir galbūt žmogus, mes nieko jam blogo nepadarėme, tas žmogus galbūt neteisingai mus suprato. Bet Dievas supranta, kad pyktis, kartėlis žmogaus širdyje padaro labai labai didelę žalą. Ir turbūt ir medikų galim pasiklausti, kad ir netgi fizinę žalą mums padaro, žmogus gali net susirgti nuo streso. Mes, jeigu žinome, kad žmogus turi kažką prieš mus ir mes taip ir paliekame viską neišspręsta, mes tą žmogų paliekame gyventi tame pykčio kalėjime. Jeigu mes nesistengėme nieko padaryti dėl to, mes paliekame tą žmogų kankintis, gyventi tame pykčio kalėjime, virti tose pykčio burbuluose. Ir Dievas nori tam žmogui padėti. Ir dažniausiai, kai vyksta konfliktas, jis turi būti spręstas tarp dviejų žmonių. Aišku, mes nesame atsakingi už kito žmogaus emocijas ir panašiai, bet Dievas mus ragina iš mūsų pusės padaryti viską, kas yra įmanoma, kad tas konfliktas, ta situacija išsispręstų. Eikime, dabar pasėdėkime ir pagalvokime, ar ateina į galvą nors vienas žmogus, kuris dabar tu žinai, kad turi kažką prieš tave, pyksta ant tavęs. Ir dar šiandieną pasimelsk, paprašyk, kad Dievas suteiktų išminties ir nuolankumo, nueiti ir pakalbėti su tuo žmogum, gal paskambinti, gal parašyti žinutę, arba nueiti ir pakalbėti. Ir pabandyti padėti tam žmogui. Gal jis neteisingai tave suprato, gal tu galėsi paaiškinti, kad tu neturėjai to omeny. Ir tu galėsi išvaduoti tą žmogų iš to kalėjimo. Atsimenat, dar 5 skyriaus pradžioj mes skaitėme palaiminti taikdariai. Tai būkime šiandieną tie taikdariai. Pasiekime tą žmogų, kuris dėl mūsų šiandien sėdi tame emocinėme kalėjime, tame pykčio kalėjime, nusivylimo, įsiskaudinimo kalėjime. Eikime šiandieną, būkime taikdariais ir padarykime viską, kas iš mūsų pusės yra įmanoma, kad tas žmogus iš to išsivaduotų. Tai yra meilė kitam žmogui, kai mes numirštame savo, kada mes negalvojame, ir kas, kad jis ten pyksta. Ašgi nieko blogo nepadariau. Bet mes, kai savo išdidumą paminame, kai mes palaidome savo išdidumą, kai mes kitą žmogų iškeliame aukščiau negu save, ir nueiname ir susitaikome ir bandome kažką padaryti. Aš tau nepažadu, kad pavyks. Aišku, viskas ir nuo kito žmogaus, daug kas ir nuo kito žmogaus priklauso. Bet ar mes viską padarėme, kas įmanoma iš savo pusės? Taigi, jeigu žinai, kad šiandieną kažkas pyksta ant tavęs, laiko kartėlį prieš tave, palik tą dovaną, kurią sugalvojai, nunešti Dievui ir eik pirma susitaikink, nes Dievas to nori labiau. Labai lengva eiti bažnyčią giedoti, pinigėlį paaukoti ar dar kažko, bet yra labai sunku nueiti ir susitaikyti su kuo nors. Ir paprašykite Dievo pagalbos. Ir 25 eilutė sako, greitai susitark su savo kaltintoju dar kelyje į teismą, kad kaltintojas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas teismo vykdytojui ir kad nepakliūtum į kalėjimą. Iš tiesų sakau tau, neišeisi iš ten, kol neatsiteisi iki paskutinio skatiko. Taigi spręskime problemas pradinėse stadijose. Nes žinom, kai problema rutuliojasi, pyktis rutuliojasi, kartėlis rutuliojasi, kaip tas sniego gniūžtė, aplimpa ir jis darosi didesnis ir didesnis, kol iki teismų. Ir Dievas visada ragina, spręskite ginčą tarpusavį, jeigu tai įmanoma. O kad nereiktų net į tą teismą eiti, nes teisme reiks ir pinigų daug išleisti, ir daug emocijų, ir neaišku, ar tu dar pasieksi teisingumą. Tai Dievas ragina, kiek įmanoma iš mūsų pusės išspręsti ginčius pradinėse jo stadijose. Ar ne, įvyko visą gyvenimas toks, kad tie ginčiai vyksta, tie nesusipratimai vyksta. Bet padarykime, kas iš mūsų pusės įmanoma. Saugokime savo liežuvį.
Būkime labai atsargūs su savo žodžiais, ypač ką sakome savo vyrams, savo vaikams. Oi, tu nesupranti čia tos matematikos ar ko, tu ten beproti. Tai mes ką tik nužudėm savo vaiką. Mes ką tik įžeidėme jį. Mes ką tik pasakėm jam, ką mes apie jį galvojam. Ir, ką jam dar besistengti, jeigu mama galvoja, kad jis yra nemokša kažkoks tai. Ar ne? Atbūkime atsargiai, valdykime savo liežuvį. Ir nepaniekinkime nei vieno žmogaus. Ir kartais einam gatvėje, kažkur matome ten kažkokį girtuoklį, smirda visas purvinas, voliojasi kažkur ant žemėje. Ar pažvelkime į kitą žmogų giliau negu tie skarmalai, giliau negu tas marvė, ar ne? Jis yra žmogus, jis turi žmogišką orumą, kurį jam davė Dievas, jis yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Nevadinkime jo bomžu, nevadinkime jo dar kaip nors, ar ne, nevykėliu, ar dar ten kažkokiu tai. Jis vis tiek turi orumą ir tikrai pasaugokime savo liežuvį šiandieną. Gilus Jėzaus žodžiai, griežti, bet jie tiesiog parodo, kad Dievas visada žiūri giliau. Ir mes visi esame žmogžudžiai tą prasme. Ir mes nei vienas nesame teisus. Ir tik Jėzus, jo ir tikslas yra, kad žmogus suprastų, jog mes negalime būti teisus ir kad jis vienintelis gali mus padaryti teisiais. Tai va, sunki užduotis, ar ne? Bet su Dievo pagalba viskas yra įmanoma.